Kelk sėdmenis. 11 kortelė. Patogiai atsistokime, raskime savo erdvės, stabiliai tvirtai kojas pečių plotyje, rankas iškeltas į viršų, atliksime atsipalaidavimo pratimą, kurio metu aktyvinsime ir kojas, ir mūsų viršutinę dalį. Tai rankas iškelkime į viršų, lengvais mostais susipažinkime su judesiu, į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Stengiamės atlikti viską kuo minkščiau, per sulenktus kelius, per minkštus audinius, kad nebūtumėm kaip medis. Tai nestačiai, o minkštai atliekame iš scenariuko. Jaučiame, kaip amplitudę audinio visą ilgėja, tempiasi, malonus judesys ir paskatins sėdmens darbą. Stengiamės kristi ne į priekį, o atgal, kad suaktyvintume mūsų sėdmeninės dalis. Ir nusileidimo metu suspaudžiame sėdmenis, pakelimo metu juos taip pat išlaikome. Tokiu būdu sustiprinsime savo sėdmenis, kad išlaikytumėm didesnį tonusą, lygiai grečiai mūsų kūno svoris, kad būtų tolygiai. Stenkime kojytes išlaikyti tiesiai, kad kiek išorė, kiek vidus gautų tiek pat svorio. Ir išpučiam orą, įkvepiam. Ir taip atliekame 10-30 kartų pagal savo galimybes. Kelk sėdmenis.